Labai gražioje vietoje atstatom ypatingą nestandartinį namą ir ganėtinai sudėtingą konstrukciškai. Tuoj apeisim, pasižiūrėsim sprendimus, kaip mes jį statom ir kokias technologijas sprendimus naudojam. Kaip įprasta gražioje gamtos vietoje turim dvi šlaitį stogą, šalia plokščias stogas stoginė neapšiltintas, kuriame naudojami dvitieji balkiukai, vėliau iš arčiau parodysiu. Labiausiai tai įspūdį kelia šita konstrukcija. Stogelis virš terasos, čia kur neturi atramos, nes čia bus langas didelis ir nenorėjo užsakovas jokių sijų šitoje vietoje. Tai pasižiūrėkit, kaip viskas įdomiai padaryta, išspręsta konstruktoriaus. Metalo sija, iš esmės nuo metalo sijos pereina klijuotas balkis į šitą koloną. Ir tas kampas, galima sakyti, laikosi ore. Bendrai namas irgi įdomus. Pasižiūrėkit, jokių atramų, aukštis didžiulis, irgi turbūt bus apie 7 metrai. Čia dar per dangėlę minimalę turim namų viduj. Spūdingas erdvės, kai langas įsistatys, o jis čia toks bus plykas langas, tai irgi tikrai šitas projektukas bus iš tų wow projektukų. Kad namo neskiestų, naudojam tokią metalinę konstrukciją. Ir kita metalinė konstrukcija, tas apsiūtas medžiu. Pasižiūrėkit, čia visur metalas, įdėtas neoporas, kietas, kad nebūtų šalčio tiltelių. Dar gyvenamoji zona bus su daug kambariukų, konstrukcija virš jų, tokios dvitėjas balkės su USB viduj, viskas šiltinsis. Ten jau kita zona, bus garažas, stoginė. Įdomi vieta dar, kad namas ne vienam lygiai, va čia aukštesnė namo vieta, o ten žemesnė. Tai yra į svetainę einant, turėsite žengti laiptelius žemyn.